Sveiki, čia vėl Matiepas korepetitorius Mantas. Toliau sprendžiami valstybinio matematikos egzamino pavyzdinės užduotis. Dabar 8 toksai grinai teorinis klausimas, duota funkcija, pasakyta, kad ta funkcija yra lyginė, tai tiesiog iš teorijos žinot, kas yra lyginė funkcija, tai visos tokios funkcijos, kurios gali būti, kurios yra veidrodinės y ašies atžvilgiu, kaip kvadratinės parabolės ar ten sinuso grafikai, dar ketvirto laipsnio parabolės. Tai visos tos funkcijos, kurios turi tą patį veidrodinį atspindį abiejose y ašiese, yra vadinamos lyginėmis. Mes turim x ašį, turim y ašį, paprasčiausiai tiesiog nubrėšiu parabolę, pavaizduoti, kaip tai atrodys. Tai čia aš brėžiu iš rankos, tai nėra visiškai simetriškai, bet parabolė turėtų būti visiškai simetriškai. Gal padarysiu šiek tiek tiesiog. Šiek tiek tiesiog šią. Tai pasakyta, kad duotas taškas M su koordinatėmis A ir B, tai pažymėkime tą tašką M, bet visiškai nesvarbu, tai M bus su koordinatėmis A ir B. Kaip žinoma, pirmoji koordinatė yra x, antroji koordinatė parodo x, tai jeigu dabar pažiūrėsime, kas darosi kitoje y ašies pusėje, tai turėtų būti lygiai tokiam pačiam aukštyje taškas, tik tais kuo jisai skirsis, kad jo x koordinatė bus priešinga. Tai būtent šitas taškas bus minus su priešinga koordinate A ir aukštis arba y koordinatė turėtų būti lygiai tokia pati. Tai dabar pasižiūrim, kuris iš tų galioja, tai aišku C. Ir kas teoriją žino, turėtų šitą tašką gauti visi. Tai tikiuosi šis video padėjo ir spręsiu toliau kitus tada uždavinius. Iki?